Sveiki, audio aparatūros fanai, tai pradedame naują audio aparatūros sezoną. O pradėsime jį nuo klausimų. Tai apie kurį stiprintuvą norite pamatyti pirmąjį video? Sansui ar Tanberg, kurie yra už nugaros? Neseniai nufilmavau trumpą video, kurį galite rasti YouTube ABC of Hobbies kanale arba Facebook audio aparatūros puslapyje. Parašykite būtinai susiradę video komentarą, apie kurį norite pamatyti pirmąjį audio aparatūros vlogą rudens sezone. Tai dabar tiek apie stiprintuvus, dabar kalbam apie audio aparatūros planus. Tai šiame sezone, kaip ir praeitame sezone, filmuosime interviu pas audiofilus, melomanus, įvairias audio sistemas, aparatūras, tiek paprastesnės, tiek super high-endinės. Tai tikrai, manau, bus daug įdomaus turinio, daug žadu filmuoti video apie įrašus, apie servizavimą stiprintuvų, prikelimą antram gyvenimui. Gal daugiau video bus tokių edukuojančių apie remontus, prietaisus, medžiagas naudojamas, chemiją. Tai tikrai laukiu jūsų komentarų, parašykite būtinai savo nuomonę, ar norite pamatyti daugiau tokio tipo video, kokių temų daugiau norite, tikrai atsižvelgsiu tai. Ir dar turiu vieną didžiulį prašymą. Kas galite prie mano kanalo augimo, prisidėkite aukomis. Galite paremti šį kanalą Patreon, PayPal, pridėsiu banko sąskaitą, o kam reikia tų lėšų. Kadangi artėja ruduo, žadam keliauti į Varšuvą, nufilmuoti daug įdomaus jums turinio apie kolonėlių gamintojus, stiprintuvų gamintojus, patefonų gamintojus ir visos kitos aparatūros kūrėjus, tai reikia surinkti kelionį lėšų. Planuoju nusivežti visus savo administratorius, prifilmuoti jums daug įdomaus turinio. Na, žiūrėsime, kaip seksis. Ar surinksime biudžetą? Biudžetas yra maždaug apie 1000 eurų, aišku, prisidėsiu aš ir iš savęs. Jeigu surinksime, tikrai, manau, bus įdomu. Tai kviečiu, kas galite ir būsiu tikrai labai jums dėkingas. Ką per vasarą gero nuvykiau? Daug keliavau motociklų, baidarėmis, visokių žygių, daug skaičiau, gilinau žinias, stebėjau kitus kūrėjus, tiek keliautojus, tiek išradėjus. Tai kaip sakant, nenustoju tobulėti, sportuoju daug, dabar šiuo metu esu puikioje formoje, tai tikrai, o formoje reikia būti, kad galėtum sukurti daug gero turinio, gerai jaustis, tai tikrai turi save prižiūrėti. Tai dabar aptarsime mano šios savaitės klausomus įrašus, ką klausau įdomaus, rekomendacijas, o šią savaitę klausau labai įdomius įrašus. Šie įrašai yra mano klausomi ir parduoti geram mano draugui ir stebėtojai. Pasidalinsiu 3 albumais. Na, Roxy Music. Žinot Roxy Music? Manau, pas ne vieną audiofilą tikrai yra kolekcijai. Rekomenduoju šį albumą. Tikrai šios savaitės toksai vienas iš mano įdomiausių klausomų albumų. Leidimas originalus jo yra 1982 metų. Pirma rekomendacija šiandienos. Lou Reed, Transformer. Tai antrasis šios savaitės mano klausomos albumas. Irgi tikrai daug įdomių garsiukų. Tikrai šį albumą pavadinčiau audiofiliniu. Na, ne visiems gal šitas žanras patiks, bet tikrai muzikos netgi testam, audio aparatūros testam netgi tinka šis albumas. Irgi tikrai rekomenduoju, kas turit galimybę įsigyti, arba galit pasiklausyti Tidalę arba Spotify. Na ir trečiasis albumas. Apie AC/DC pakalbam. AC/DC albumai visoje Europoje tikrai yra subrangę. Aš per visą savo kolekcionavimą nei vieno disko neturiu, galiu prisipažinti, neturiu nei vieno AC/DC disko. Tai kodėl? Todėl, kad labai sunku nupirkti, kainos šių diskų didelės, Lietuvoje kosminės, užsienį didelės, bet nežinia, ką ten maiše dažniausiai perki, jeigu vieną diską pirksi, neapsimoka. Tai neturiu pats, bet perleisiu savo fanui, kadangi, na, tikrai yra žmogus, kuris labai prisideda prie mano darbų, kūrybos, tai gaila, bet negaliu šio disko savo pasilikti. Tai AC/DC tikrai puikiai skamba, puikiai rašytas šis albumas ir
irgi trečioji mano šios savaitės rekomendacija. Tai tiek apie įrašus. Šiame sezone bus daugiau tokių video apie įrašus, apie ką paklausyti, paliesim gal atskirus žanrus ir roką, ir audiofilinę muziką, ir džiazą. Na, bus tokių temų atskirų netgi planuoju padaryti video, manau tikrai bus įdomu, kas kolekcionuoja. Aišku, kiti pasakys, kam klausyti tų įrašų, kam klausyti tų diskų, galima klausyti streamo. Aš streamo, kai pradėjau audiofiliją domėtis, neslepiant, iš tikrųjų irgi klausydavau streamo. Spotify ir Tidal klausiau ir dabar Tidal vėl turiu. Bet ar visus albumus įmanoma rasti, kaip jūs galvojat, streame? Spotify galima rasti daugiau, bet ar kokybė bus tokia gera, kaip diske geram? Tikrai nebus. Ar bus įmanoma paklausyti tikrai labai kokybiškai? Na, reikia irgi, kokybiško dako reikia, kokybiško tinklo grotuvo ir visos likusios sistemos dalies. Tai tikrai streamas nėra tas variantas. Jeigu dings internetas, jūs realiai klausydami streamo nieko neturit. Jums niekas nepriklauso. Jūs nebemokat abonento ir jūs nebeturit šitos muzikos. Tai ką aš noriu pasakyti, kad fizinė laikmena, ar tai būtų skaitmena diskai, ar tai būtų analoginė laikmena vinilas, juostos, kasetės, tai yra tas dalykas, kur dingus internetui jūs galėsite klausyti ir nebusit nuo nieko priklausomi. Aišku, tik tai nuo įrangos, nuo CD grotuvo, nuo patefono, jeigu adatos sulūž, tikrai negalėsit paklausyti. Tai čia, aišku, mano nuomonė, dėl to aš ir klausau diskus, nes esu sulaukęs tokių klausimų, čia atgyveno taip toliau, bet čia yra fizinė laikmena, kurią tu gali paliesti, turėti, pasiimti ir klausyti. Tai tikrai neužpykit, pasidalinau savo nuomonę, nes šiame sezone tikrai išgirsite labai daug mano nuomonės ir aš seniau kažkaip laviruodavau, mažiau kalbėdavau, dabar šiam sezone bus ir apie D klasę, bus ir apie A klasę, ir apie B klasę, ir lyginsim ir taip toliau, aš iš savo patirties pasidalinsiu. Ir nebebus tokių kampų žafalinimo, daugiau gal bus rėmėjam, Patreonam tokių atviresnių video, bet ir jums bus tikrai, irgi pasakysiu daugiau savo nuomonės, kadangi aš iš to nedarau kažkokio verslo, negyvenu, mano pajamos yra visai susiję iš kitų dalykų, maža dalis labai tik tai yra, kas susiję su audio aparatūra, bet viską suinvestuoju atgal į šitą hobį, tai tikrai man yra negaila pasidalinti šiomis paslaptimis. Tai apie šį sezoną manau tiek, trumpas toksai video, update'as, o kitą savaitę jau pradėsime konstruoti, gaminti ir manau tikrai bus daug gražaus, įdomaus. Neužilgo važiuosiu daryti porą interviu, esu numatęs jums, bet apie tai dar kol kas nepasakosiu, nes paskiau nepavyks, neįvyks, tai žinot. Geriau neprisižadėti, kuo negali ištesėti. Ačiū, kad žiūrėjot. Dar kartelį dėkui ir susitiksime neužilgo. Iki.